Kai man buvo 19, aš pirmą kartą išgirdau apie finansus, kaip reikia juos taupyti, investuoti ir kaip užaugs ten didžiulis kapitalas kažkada ateityje, kai man bus kokie 65. Ir tada, būdama 19, aš nepatikėjau tuo ir maniau, kad mane kažkas nori apgauti. 23 metų aš vėl atsidūriau tokioj konsultacijoje ir kai supratau, ką daro investiciniai fondai, kodėl tas kapitalas auga ir kad kažkada tikrai man jo prireiks, ar 60 ar 65, aš tada pradėjau taupyti. Ir man tai buvo gaila tų praleistų 4 metų, kai galėjau tada jau pradėti, bet nepatikėjau. O kodėl nepatikėjau? Nes nesupratau, reikėjo tinkamo žmogaus, tinkamo vedlio, kad mane per visą tą kelionę vestų ir rodytų, kaip reikia daryti, kaip tą kapitalą auginti. Šiandien aš jaučiuosi rami dėl savo finansų ir lygiai to paties linkiu ir jum. Išmokyt juos valdyti, išmokyt juos įdarbinti, kad jie daugintųsi ir ne tik šiandieną rūpinkitės, bet ir savo rytojų.